iš tikrųjų tas istorijas ir savo pačios sveikatą, nu, kodėl aš patikėjau ir ką man gydytojai sakė. Iš tikrųjų, nuo 7 klasės buvau dispanserizuota su skrandžio 12-piršte žarnos uždegimais ir būdavo ligoninės. Ir tikrai skrandžio problemos, ten omeprazoliai visi būdavo mano patys geriausi draugai. Susipykau aš su tais draugais ir dabar bendrauju labai retai su jais. Kartais pasikviečiu dar į svečius, bet retokai. Va, bet pagrindinė problema turbūt buvo ir tas patikėjimas, kad tikrai organizmas daro stebuklus, gaudamas tų maistinių medžiagų tiek, kiek jam reikia. Tai buvo mano kardiologo pasakyta, tiesiog klausimas toksai po COVID-o. Aš žinau pasitikrinti, nes iš tikrųjų labai sunkiai sirgau COVID-u ir čia irgi padėjo maistinės medžiagos, palyginti su tuo, kaip kokios pasekmės, žodžiu, galėjo būti ir ką gydytojai sakė. Kadangi aš turiu vieną vožtuvo nepakankamumą ir jis tai būdavo visą laiką rašydavo 2 laipsnio mitralinio vožtuvo prolapsas. Aš nuėjau pas kardiologą pasitikrinti po COVID-o, nes iš tikrųjų tų gandų buvo visokių. Pradėjau jau skausmus kažkokius tikrai širdies plote. Aišku, baimė šiek tiek kyla, kai kas ten darosi, nes turbūt patys tikrai girdėjote įvairiausių istorijų, ar ne, kad ir širdies raumens pakenkimai buvo ir daug žmonių susikomplikavo sveikata. Tai aš nuėjau pas naują visiškai kardiologą, pas kurį nebuvau buvusi. Ir jis sako, nu kas yra, nu kuo čia skundžiatės? Nu nežinau, kažkaip skauda, biškį ir širdies plotas ir sakau, plus aš turiu tą vožtuvo nesandarumą. Kažkaip bijau, kad nebūtų, nes senais laikais dar, kai man nustatė tą nesandarumą, gydytojas kažkaip sako, nu aš jo tiesiog paklausiau, ką man dabar daryti, kaip aš galiu gyventi. Sako, nu tu gyvenk įprastą gyvenimą, labai, žodžiu, didelių ten sportinių pasiekimų nesiek ir venk to tokio tiesioginio kryčio, nu ten su džempais nešokinėk, iš parašiuto nešok. Tai bet sako, jeigu tau tas nesandarumas didės, nu gali reikėti operacijos. Nu aš iš karto, žinau, susikuriu planus į priekį 5 metam, čia man čia skauda, čia COVID, čia man jau reikės dabar tą vožtuvą keisti, čia man jau prapjausiu pjūklais ir panašiai. Jisai sako, žinai, jeigu tu nebūtum pasakiusi, kad tavo tas nesandarumas šito 2 laipsnio buvo, sako, realiai aš tau, nu, nebūčiau galbūt ir pasakęs, kad tas vožtuvas tavo yra, nu, nesandarus. Nes aš pati jaučiu iš tikrųjų, kaip mes, ir sesė turi tą pačią bėdą, ne, kartais pakliurksi ta širdis. Nes toks jausmas, kad varlė, žinau, toj krūtinėje ten apsiverčia ir pritrūksta oro ir nuslūksta. Nu, žodžiu, tiesiog neužsidaro, grįžta tas kraujas ir aš pati jaučiu, kad nu, to nesandarumo tikrai yra mažiau, nes nu, nebesivartalioja man ta varlė, ta krūtinė ir sako, kaip tu gyveni, nu, žodžiu, ką tu darai, kaip papasako, kaip čia taip. Nu, per COVID iš tikrųjų labai daug vaikščiojom. Tikrai labai daug nueidavom, 15-20 km išvažiuodavom į Platelius, Vyras ežerą, aš į trasą. Sakau, nu, vaikštau, plaukioju ir geriu papildus. Sako, taip ir daryk toliau. Nes iš tikrųjų, nu, viskas su tavo širdim yra normaliai. Ir šiais metais vėl aš buvau pas tą patį gydytoją ir jisai pasižiūrėjo, kaip čia keičiasi mano tie rodikliai, viskas sako, čia yra gerai. Žodžiu, niekas nėra visiškai, nei kraujagyslės nėra, ten ar pakalkėjimo, ar kažko, tikrai viskas yra švaru, širdis dirba puikiai. Tai va, tai viena aš tikrai su 100% įsitikinus, kad tai ne dėl kažko, ne dėl to, kad čia aš kažkaip pakeičiau tą gyvenimą, bet tiesiog mano ląstelės gauna tą, ką reikia gauti, ar ne, ir tikrai per tam tikrą laiką atsistato, ar ne. Temperatūros, vat ką ir ne, kalbėjo ir Liena, temperatūros pakilimą tikrai jau ir nuo COVID-o laiko ir vat praėjusiais metais vėlgi turėjau tokį iššūkį patikrinti, kaip galima su Neolife produktais numušti temperatūrą, kada per naktį reikėjo nusimušti 39, nu beveik 39 buvo užkilę, o kitą dieną irgi turėjau labai didelį renginį, kurį turėjau eiti ir bet kokią kainą. Tai realiai per naktį panašiai iki 8:30 ryto man temperatūra nukrito ir aš atidirbau, grįžau naktį po vakarėlio, bet aš turbūt suvartojau kokį 40 tablečių tikrai. Nu visko, taip susidėjau iš eilės. Ir betagardą, ir vitaminą C, ir vat ko negaliu gerti česnako, nes man tiesiog kažkaip organizmas nepriima ir tiesiog pykina nuo jo ir aš niekaip nepriverčiu savęs jo pamilti, nors reikėtų.
va, bet ir flavonoidus, ir aš, tą, ką turėjau, produktų tikrai yra namie, pas mane visą laiką daug. Tai va sakau, kavą irgi išsibandžiau ant savęs, kad tikrai gali temperatūrą numušti puikiausiai.